Jau. Va dabar. 7 minutės po 15 valandos mes savo studijoje turim svečių ir taip pat su jais galim ir dabar sveikintis, ne, Monika? Sveikinamės jau. Labas sakom, kam? Daivai. Daivai, labas Taip, sakom. labas Modestai, labas Monika. Ir labas klausytojam. Taip, tai Daiva, žinokit, ne tik gražų balsą turi, bet turi ir labai gražių, čia ir rankdarbiais galim juos vadinti? Meno kūriniais. Meno kūriniais, taip, turi labai gražių meno kūrinių. Juos taip pat su nuotrauka patalpinsim į svetainę facebook.com, į ZipFM page. Bet visų pirma, tai mes norim pristatyti Daivą, kuri, aš kaip suprantu, batsiuvė yra. Čia galima taip pavadinti, ar ne? O, linksmai nuskambėjo. Tikriausiai taip. Daiva batsiuvė, kuri daro tokius, aš tai buitiškai labai papasakosiu, kadangi Daivą specialiai nekalbinu, nes man pačiam bus įdomu kalbėti eterį, tai apie tai šviežiai, tai aš tai matau tokius kaip ir botus čia kažkokius su, nežinau, su kažkokiu tai kailiu, šilti tokie, gal nežinau, ir iki malkinės malkos nešti žydinę, nepasikurti, ar į lauką išeiti, arba sniego senį statyti čia. Kokia paskirtis šitų batų yra? Šitų batų paskirtis yra papuošti savo kojas. Labai gera, vis čia jau merginom jau... Tai prieš tave yra moteriški ilgauliai veltiniai batai, bet lygiai taip pat mes neskriaudžiam vyrų ir stileivom siūlom ir veltinius batus vyrams. Geras. O moteriški, čia prieš mano akis yra moteriški, ne? Palaukit, kamerą tuoj. Biškį pajudinsiu. Va, galit pažiūrėti, jeigu per kelias sekundės nueisite į zipfm.lt, kaip atrodo moteriški veltiniai. Veltiniai jie vadinasi, ne? Veltiniai batai, taip. O aš tai matai nesu matęs tų... Čia veltiniai tai yra iš kažkur iš lietuvių liaudės, ne? Kilę ten tokie močiučių džiaugsmai, ar ne? Iš tikrųjų, jeigu taip jau istoriją žvilgterėti atgal, tai yra slavų apavas, kuris labai gerai šildydavo žiemą. Bet kadangi jie turi daugybę trūkumų, mes norim turėti gražius, stilingus, lengvus, pritaikytus šiuolaikiniam gyvenimo ritmui, važiuoti automobiliu, greit skubėti, eiti, bet ir gerai atrodyti. Tai vat, iš viso šito gimė vat, toks dizainas, kaip jie vat, šiandien atrodo. Geras, atrodo tai galingai, bet atrodo irgi labai šiltai, nes aš taip jeigu... Čia tas pats, kai žiūri į citriną. Taip. Ir tau rūgštų pasidaro, tai kai žiūri iš tuos batus pas ką nors, sakau, savo, kaip karšta jam ten eina savo. Tai žiauriai šilti batai atrodo. O kada gimė šitą idėją, kad reikia tuos senoviškuosius veltinius paversti į tokius modernius ir šiuolaikinius? Iš tikrųjų, idėja gimė praktiškai, esu labai didelė šaltmirė. Ir labai man nepatinka lietuviškas oras, bet nenoriu iš tos Lietuvos emigruoti. Tai vat ir tokia idėja gimė, kad pradėjom avėti šitais slaviškais veltiniais batais. Mums pasirodė, kad jiems trūksta išvaizdos, trūksta kažkokio dizaino, nes jie atrodo tikrai labai senoviškai, kaip vat viską tu ir nupasakojai. Nusprendėm, kad mums trūksta gero vaizdo ir norisi komforto kojoms. Tai pradėjom galvoti, ką mes galėtumėm padaryti, išsaugant pačią geriausią savybę Vilnos, tai yra šilumą. Šilumą ir tai, kad Vilna kvėpuoja. Tai vat sėdžiu jūsų studijoje ir man nekaršta. Nes Vilna gerai kvėpuoja ir mano kojom labai didelis komfortas. Tai Daiva pati su tais batais dabar esi? Ir dar prieš tai rodė man su visiškai basa koja. Tau gražesni pilki, o man balti labai gražus su briedžiu. O galima dar kartą pažiūrėti su? Prašau. Geri šitie iš vis. O kaip vyriški atrodo kokios spalvos? Vyriški gali būti pilki, su tokia tamsiai pilkų briedžių, gali būti juodi ir jie tikrai labai efektingai atrodo ant kojų. O be briedžio dar yra kažkokių kitokių dekoracijų? Gali savo gyvūną, gali beverą uždėti. Ne, jie gali būti apsnigti. Jie turi tokią labai gražią etnologinę, etnišką snaigę. Wow. O kodėl briedis ir snaigė? Čia tas briedis, kodėl būtent? Matai, jeigu būtų veltiniai batai su gėle, niekam nekiltų klausimų. O kai dabar iš šono išlenda tas briedis, visiems tiek klausimų, tas cinkelis va visus užkabina. Ypač briedis man toksai labai juokingas personažas. Tai mes trumpai prisistatėm ir greitai grįšim į eterį su Daiva, su Monika ir pakalbėsim apie tai,
kaip čia tas versliukas prasidėjo, kaip jam sekasi ir kur galima įsigyti šitų nuostabių veltinių. M-klubas su svečiais, kas galbūt nesenai įsijungia radio stotį ZipFM, tai pataikėt labai teisingai, nes vis dar galite laimėti veltininį dėklą facebook.com, parašė į paieškos lagelį M-klubas, ten surasit pirmąjį postą apie My Felt Boots. Taip, mano veltiniai batai ir jų įkūrėja, galim taip sakyti, įkūrėja. Ir galva sėdi pas mus šiandien studijoje, tai dar kartą sveikiname su Daiva. Labas, sveiki. Kuri su kuria jau prieš tai pasveikinom ir kalbėjom, bet dabar pakalbėsime apie tą dalį, apie tą, kur dabar kažkas gal irgi turi kažkokių idėjų, kaip pavyzdžiui, pagaminti guminės servetėlės arba ten, nežinau, kokius nors... Pripučiamą dartų lentą. Taip, arba kojines, kurios suranda vieną kitą magiškai ir panašiai. Tai kaip prasidėjo visas verslas ir kodėl prasidėjo, ir kokiais būdais, ar buvo sunku, ar buvo lengva, su kuo, kas padėjo ir panašiai. Mūsų verslas yra šeimos verslas. Aš ir mano vyras Dainius. Kartą apavėm savo vaikus tais tradiciniais veltinukais ir išleidom į lietuvišką žiemą. Tokia buvo pradžia. Patys irgi užsimanėm, todėl kad kai tu vaikštai prie kalėdinės eglės, tavo vaikams šilta, o tu šali, tai tu juos varai namo. Ir nusprendėm, kad mums irgi reikia tų šiltų kojų. Va, tai pradžia buvo, mes įkūrėm įmonę ir importavome į Lietuvą slaviškus veltinukus, tiekiam Pabaltijo didiesiems centrams. Ir galiausiai... Bet čia tie negražieji, ne, buvo? Ar čia jau tie gražieji? Čia tie senoviniai, retro veltiniai. Taip, klasikos mėgėjams. Tai būtent, labai taikliai pasakyta. Va, bet ėmėm ieškoti būdų, kaip atrodyti gražiau, stilingiau, ką mums patiems savėti ir galiausiai kaip mes norim atrodyti. Mūsų visa šeima nusprendė, kad tas stilius turėtų būti toks, vienodas, vientisas, mes norim atrodyti ne tik šiltai, bet ir stilingai. Ir va taip pamažu ėmėm bandyti, kurti bandymus visokius įvairiausius, savo idėjas realizuoti. Ir galiausiai šiandien toks, kaip stovi veltiniai batai dabar prieš jūs, tai gimė tokia rezultatas šito viso. O norėjau Daiva paklausti, o tas procesas nuo tos idėjos jau ir pačio pirmo žingsnio, kada jau tikrai tvirtai pradėjot kažką veikti, iki šitų veltinių, kurie stovi ant mūsų stalo, kiek praėjo laiko ir kiek truko visas tas procesas? Ko gero procesas truko kokius 4 metus, galbūt pats jau kai subrandini tą idėją, jinai labai greitai atsiranda ant stalo, bet ėjimas link tos idėjos jis užtrunka, nes net ir turint gražią idėją reikia... Iš vienos pusės reikia investicijų, iš kitos pusės reikia tą idėją subrandinti iki galo, kad tu tiksliai žinotum, kaip tai turi atrodyti. Taip, nes sėdint prie kavos puodelio, sukurti ir pateikti pasauliui tai, ką tu sugalvojai, turbūt reikia ir drąsos. Tai jau kai tikrai tiki tą idėją, tai gali eiti drąsiai pirmin. Aš matau iš Daivos akių, kad jau ta idėja patikėta, žinokit, tikiu ir aš šitą idėją, nes veltiniai, kurių nuotrauką galite pamatyti facebook.com, ZipFM arba tiesiog nuėję į myfeltboots.com, taip, jūsų international svetainė. Iš jos tiesiogiai galima pirkti veltinius? Iš jos tiesiogiai ne, bet iš jos yra tiesioginis kontaktas į mus. Tai drąsiai galit kreiptis ir bus atsakyta. O turit kažkokį filialą, parduotuvę, ar jūs tiesiog jau ten susitarę kažkokiai vietai, sutinkam centre prie... Kalėdų eglutės. Ne, mes prekiaujame iš tikrųjų prekybos centre Panorama, prekybos centre Oze Vilniuje ir taip pat Kaune, Kauno Akropolyje 2 aukšte. Sautų, čia jūs daug taškų jau turite, tai... Be abejo. Mes dar džiaugiamės ir tuo, kad ne tik lietuvius, bet ir skandinavus ir japonus auname šiai dienai veltiniais batais. Tai... Ta prasme, jie ateina jūsų svetainį ir užsakinėja... Dalis mūsų verslo yra mažmeninė prekyba, o dalį sudaro eksportas. Geras. Tai dėl to mūsų batukus galima rasti ir kažkur toliau nuo Lietuvos. Irgi tokiu pačiu brandu, taip pat atrodančius... Supratau. Ok, tai labai cool. Mes dar kartą primenam, kad facebook.com parašė į paieškos langelį M-klubas ir atsakė į labai paprastą klausimą. Galite laimėti veltinį įdėklą. Ne,
Taip jis vadinasi, ne? Taip, veltinio dėklas. Veltinis dėklas, taip, ir veltinis dėklas netgi matosi, kaip atrodo, čia gal netgi mano Samsungas būtų tilpęs. Tilptų mano Samsungas? Manau, kad tu galėtum pamėginti. Iš mane pabandyk Modestai atsakyti klausimą. Pažiūrėsim, vis tiek burtai nulems, kas laimės. Nu, gal laimėsiu, nežinau. Žiūrint, kas burtus trauks. Tai mes grįšim su Daiva atsveikinti ir keliais pabaigiamaisiais žodžiais, kur galima dar kartelį įsigyti tos veltinius, patarimais galbūt žiemai arba dar kažkokiais tai gražiais pasakymais. M-klubas grįžta su svečiais ir svečiuose turim Daivą iš myfeldboots.com, kuri šiandien atsinešė nuostabius veltinius, taip, founderė, ir atsinešė nuostabius veltinius batukus ir dovanų. Ir buvo jos dovanėlės nuotrauka, tai yra dėklas veltininis įdėtas Facebook puslapyje ir kaip ir sakėm, tikrai burtų būdu išrinkom nugalėtą ir Modestas... Tikrai ne pusbrolis mano čia yra ir ne antros eilės ir ne... Taip, žodžiu, laimėjo 19 komentaras, tai aš dabar paskaičiuosiu tą 19, o jūs dar pašnekėkite. Gerai, tai random.org padėjo išrinkti prizą ir ačiū Daivai už tai, kad šiandien apsilankė. Ir aš noriu visus klausytojus įspėti, kas turi savo kažkokį tai versliuką, va tokį unikalų, tokį nuostabų, geras pavyzdys yra myfeldboots ir turi tokį verslą, tai galit rašyti mums į modestas@zipfm.lt, monika@zipfm.lt ir rezervuotis savo į penktadienį, bei ateiti pasireklamuoti arba pasigirti, kaip jums gerai sekasi visiškai nemokamai. Tai tiek žinių, o Daiva dar kartą, manau, tikrai norės priminti, kur galima įsigyti Vilniečiams, Kauniečiams, Klaipėdiečiams ar apskritai lietuviams ar užsieniečiams šitų nuostabių veltinių, lietuviškų veltinių. Taip, tai jeigu sumanysite pasipuošti, jeigu sumanysite padovanoti labai praktiškų, šiltų, lietuviškų dovanų, tai aš visus kviečiu užsukti pas mus į prekybos centrą Panorama, pirmajame aukšte, arba į prekybos centrą Ozas prie informacijos centro pirmame aukšte. Kauniečius kviečiu į Kauno Akropolį antrame aukšte. Na, o visus tuos, kurie negali atvykti iš tuos centrus, eikite į puslapį www.myfeldboots.com. Prie kontaktų rasite formą, kurią užpildysite ir atsiusite mums savo žinutę. Į ją bus atsakyta, galėsite užsisakyti. Palaukit, aš dar matau, kad netgi jūs gavote apdovanojimą Geras dizainas 2012? Taip. O kodėl nepasigyrėt, nesupratau? Geras. Taip, iš tikrųjų buvo organizuotas nacionalinis konkursas, o veltinius batus vertino nepriklausoma užsienio dizainerių komisija. Ir tokiu būdu mes gavom apdovanojimą ir mūsų veltinukai buvo iškeliavę ir į Helsinkį, kuris buvo pasaulio dizaino sostinė. Jie buvo ten, jie keliavo į Kijevą, jie buvo Estijai, Latvijai ir aš manau, čia dar yra ne pabaiga. Veltiniai keliauninkai, ne? Ir aš dar čia pasakysiu, kad įsišnekėjom su Daiva, kol jūs klausėtės muzikos ir aš dėl to briedžio bandžiau ten vis tiek, iš kur tas briedis. Bet ką įsiaiškinau įdomus, kad čia viskas, visos idėjos yra Daivos ir Daiva pati viską sugalvojus, taip? Taip, tikrai taip. Tai labai gražu. Labai gražu. Ir man dar labai gražu ant tos etiketės, aš mačiau parašyta pagaminta Lietuvoje. Iš tikrųjų mes didžiuojamės tai, kad mes sugebam kurti, gaminti ir verslą vystyti Lietuvoje. O mes didžiuojamės, kad yra tokių žmonių, kurie tai daro. Ir dar labiau didžiuojamės turėdami juos savo studijoje. Norisi apsikabinti visus, pasibučiuodama, čia tos ašaros. Tai ar mes turim nugalėtoją, kuris laimi veltinį įdėklą? Taip, atskaičiavom ir Gintarė. Gintarė, kokia? Gintarė. Gintarė Staugaitytė laimėjo veltinį dėklą, tai sveikinam ją. Super, tai sveikinam Gintarę ir ačiū Daivai už tai, kad pasisvečiavo šiandien ir kad atnešė dovanų, nepamiršo mūsų. Ačiū Jums ir puoškitės, atrodykit stilingai. Čia buvo Daivo žodis ir sakom ate ir gero visiems savaitgalio, o mes dar grįšim su Zip žiniom ir Ziporais.